Kai buvau studentė, tai turbūt buvau grupiokų labiausiai nemėgama dėl to, kad po egzaminų visada sakydavau, kaip blogai parašiau, kokią nesąmonę, visiškai, ir tada gaudavau 10. Tai žinau, kad mes nekesdavo, kai aš skųsdavau, kad blogai parašiau egzaminą. Šiaip nebuvau studentaujanti studentė. Galbūt ir natūralu, kad dirbu dabar kultūroje, nes visada kažkur kažką veikdavau su kultūra arba savanoriaudavau, kino festivaliuose ir kitur. Tai buvau ta tokia bandanti aktyviau gyventi, bet naktinio gyvenimo neturėjau. Tai dabar gal biškį liūdna, kad nepastudentavau, kai buvau studentė. Tai Kalėdos man dripsologija yra, apie ką aš dabar skaitau. Tiesiog galimybė negalvoti apie darbą, o leisti laiką su šeima, žiūrint Harry Potterį, nežinau, valgant keptus sausainius imbierinius, kuriuos ruošiam su dukrom. Tai visiškai toks, nežinau, atsipalaidavimas ir negalvojimas, kas laukia kitą dieną. Tiesiog buvimas čia ir dabar.